pavyzdžiui, Ispanijoje ką tik buvau, tai be šalmo išvažiuoju su paspirtuku dviračiu 200 eurų bauda iš karto. Gatvėje 200 eurų bauda. Taip. Visi su šalmais. Ir su ausinėm neleidžia. Taip, dėl ausinių nežinau, bet su be šalmo tik tai iškart kaimynas paskambins policiją, jeigu pamatys, kad tu be šalmo. Mane tai boltų dažnai praveža. Tai va ta kultūra biškiai gal tas šalmas. Man patinka, va tas ypač užsienyje, Lietuvoje irgi atrodo, kad yra stukačinimas, skundimas, kazioninimas, ne, bet tai yra iš tikrųjų bendruomeniškumas, kai kaimynas paskundžia savo kaimyno vaiką, kad tas išvažiavo be šalmo, kad važiavo policija, sumokėjo 200 eurų, bet daugiau vaikas neišvažiuos be šalmo. Apsaugo kaimyno vaiką, realiai tokiu būdu. Taip, reikėtų ir Lietuvoje tokiu būdu. Nežinau, Lietuvoje čia gal 200 eurų. Ai, dėl baudos, aš galvoju dėl apskundimo. Baudos tai reikėtų, tai kaip, nežinau. Nu tai nuo vidutinių pajamų ten yra variantai, kartais baudų irgi visai neblogas variantas. Lietuvoje kartais labai yra pigu gauti baudą. Aš nežinau žmogų, kuris teigia, bet kur parkuojasi mašiną ir teigia, kad čia tik papildomas mokestis. Aš beje, toj pačioj Ispanijos susimokėjau 200 už mašiną, ne ten priparkuotą. Bet dėl to, kad reikėjo atsimti ją iš aikštelės ir dar sumokėti baudą. Aš manau, kad atėjo laikas pradėti kalbėti apie tai, ką mes turim kalbėti. Sveiki visi ir žiūrovai, ir tie, kas yra prie stalo. Pradedam kažkur matytų laidą Šokį Pro Fokedus. Kelintą? Šiandien 25 jau. Laida. Ir šiandien laida labiausiai suksis apie dviračių treką, apie Simoną Krupeckaitę, nu ir tuos, kas sėdi šalia jos. Šiandieninė laida yra labai susijusi su Panevėžiu, neslėpsiu, mes apsilankėm Simonas teritorijoje, tai yra Kalnapilio arenoje. Ten yra vienintelis Lietuvoje dviračių trekas. Geriausias. Geriausias, ko gero. Tai žodžiu, patyrėm tai, ką Simona seniau patirdavo kiekvieną dieną labai daug kartų, mums tai truko trumpiau. Mes išbandėm, sakykime, supaprastintą dviračio treko sprinto rungtį, varžėmės 250 metrų, tai yra tiek trunka vienas ratas ar ne, tik tais mes savo laiku skaičiavom iš įsibėgėjimo, o trekė būna įvairiai. Taip. Tai gal keliamės dabar visi į Panevėžį, į Kalnapilio areną ir pažiūrėkim, kaip mums, ne visiems beje, sekėsi išbandyti dviračių treką. Arba nesisekė. Sekėsi. Esam Panevėžy, Kalnapilio arenoje ant geriausio, nes vienintelio Lietuvoje dviračių treko. Šalia mūsų yra Simona Krupeckaitė. Tai Simona, trumpai labai, šiandien mes norim išbandyti tavo sporto šaką. Sprintas. Gal jis atrodys šiek tiek bus paskui improvizuotas. 250 metrų. Kokia yra tai sporto šaka? Tai yra dviračiai, viena iš pačių greičiausių ir stipriausių. Čia susirenka patys stipriausi ir galingiausi žmonės. Taip. Man tai labai malonu. Man tai drąsiau truputėlį, parodyk raumenį. Tai gerai, kad jūs norite išbandyti, smagu. Tai 250 metrų yra vienas ratas. Tai šiandien aš norėsiu jūs tiesiog supažindinti su treko dviračių specifikacija, kuo jisai skiriasi, kuo jisai kitoks, priprasti, pajausti ir manau, kad gausit didelę dozę adrenaliną ir galėsit tada tikrai pasidžiaugti tuo, kodėl mes čia esam. Tai realiai aš irgi per daug metų supratau, kad turbūt tas adrenalinas mus čia veža. Tai vienas iš pagrindinių galbūt plento ir treko dviračių skirtumų yra, kad jisai neturi pedalų ir neturi pavarų ir yra kietaeigis. Tai jeigu mini pedalą, ratas kartu sukasi, niekada negali sustoti. Tai vienas iš tokių dalykų, bet iš esmės tai yra ir galbūt lengviau ir saugiau važiuoti treke, kadangi tu atsipalaiduoji, dviratis vis tiek jisai važiuoja rieda, tik esam grupiai, tai tas riedėjimas jisai šiek tiek padeda palaikyti tą nuolatinį greitį, nenuslysti nuo viražo, kur pas mus čia Kalnapilio arenai turbūt yra 42 laipsniai kampas, tas viražo sukilimas.
Nes atrodo, kad čia yra ne dviračių takas, o dviračių alpinizmas, realiai, kai praėjom pro šalį. Taip. Kokio reikia greičio, kad ten nuo to viražo nenusivartytum? Jo, tai sakyčiau, saugus greitis yra apie 30 km/h, bet 26, jeigu esi atsipalaidavęs ir patyręs, tai jau laiko. Taip. Mums dar ne, mums dar patys. Jo, tai pagrindė tai yra, kad žmogus pradeda susikaustyti ir per daug spausti, laikyti, priešintis dviračių ir tada atsiranda judesiai ir slydimai. Kad užvažiuotum ant viražo viršaus. Čia reikia irgi greičio, jėgos? Jo, reikia nuolatinio, apie 30 km realiai yra apačioje ir viršui panašiai. Tai tiesiog, kad viršui yra šiek tiek sunkiau, nes yra visą laiką tu gauni kalniuką. Tai tą į kalniuką atlaikyti greitį, nes jeigu esi šiek nepasiruošęs fiziškai arba... Bet gravitacija vis tiek veikia. Dėja. Kas nutinka, jeigu varai maksimaliai, užmiršti, kad stabdžiai yra truputėlį kitokie, tai yra čia jų net nėra. Ir pabandai pastabdyti. Jo, jeigu meti mintį, nustoji mintį, priešinėsi dviračiui, tai pedalas automatiškai tave meta ir tu skrendi. Greičiau negu dviratis. Greičiau, dažniausiai greičiau, tada čiuoži ir bam, būna kažkada. O kiek profai, kokiu greičiu važiuoja, arba maksimalus greitis žmogaus, koks yra išvystytas dviračių treke? Tai pagal distanciją, jeigu mes kalbam iš vietos, startas iš vietos, tai aš gerai žinau, kadangi aš važiavau tą būtent komandinį sprintą, kur startuojam iš vietos dviese, tai per vieną ratą moteris pasiekė virš 60, apie 62. Simona, žiūrėk, žydra spalva. Taip. Parketas, juoda linija, parketas, raudona linija, ten dar taip toliau. Ką šitos spalvos ir linijos reiškia? Taip, tai žydra spalva yra neutrali zona. Kur... Galima važiuoti lenktynių metu? Ne, lenktynių metu jo važiuoti negalima ir netgi draudžiama, čia tokie yra kaip... O jeigu netyčia įvažiuoji? Jo, netyčia, tai viskas okei, teisėjai, kaip man jau ne vieną kartą yra sakę, jūs nemanykit, kad mes kvaili ir nesuprantam, jie viską žino ir mato, bet dažnai būna, kas piknaudžiauja ir lenkia pro kairę pusę, tai lenkti draudžiama ir negalima, bet čia tokia kaip apsaugos zona, jeigu netyčia kažkas, tai gali šiek tiek išvažiuoti, nes jeigu išvažiuosi ant dar toliau, tai yra didelė tikimybė, kad gali griūti. Užsikabins pedalas ar dar varžybų metu, nes greičiai didelį. Tada tarp juodos ir raudonos linijos yra greitasis kolidorius. Čia irgi yra tam tikrų... Fast trackas. Jo, tam tikrų taisyklių, tam tikrose varžybose. Pavyzdžiui, jeigu šitas kolidorius yra užimtas kito dviratininko, tu įlysti į jį negali ir išspausti kito žmogaus negali. Vat jeigu jau tu čia važiuoji, tai jau kitas žmogus neturi teisės tavęs išspausti nei iš kairės, nei iš dešinės. Jis turi aplenkti, ar ne? Taip. Užsiemi ir tada savo laikai savo tą greitį į koridorių savo, jeigu kažkas lenkia, tai tada tu prarandi. Taip, taip. Gerai, tada dar prasideda matematika, ne? Jeigu tu esi arčiau juodos linijos, mažėja distancija. Taip. Čia, tai sakykime, 250 yra palei juodą liniją metro. Tai jeigu važiuosit palei raudoną, jūs tikimybė yra, kad surinksit truputį daugiau negu 250 metrų. O kuo toliau, tuo dar daugiau, nes ratas platėja. Ok. Patarimai tiesiog, kaip maksimaliai įveikti ratą va dabar, ne? Taip. Pirmą kartą vyrai susirinkom, išbandysim, ką reikia daryti. A, kad išgyventum ir B, maksimaliu greičiu finišuotum. Taip, tai aišku, įdėti daug pastangų į kojas ir rankas ir visą kūną, nuolatos minti, nenustoti minti, netgi po distancijos ir laikytis, aišku, arčiau kuo juodos, kad kuo trumpesnė būtų distancija. Tai jeigu jums pavyks, tai bus nuostabu. Tai net nebūtina lipti į viražą? Ne, net nereikia. Nereikia? Kam? Nereikia. Aišku, juoda važiuoja. O tai gerai, gal Simona paprognozuosit mūsų laikus? Oi ne, Ne? sunku pasakyti. Gal patreniruotis? Tai sakyčiau, gerai būtų apie 20 sekundžių. 20 sekundžių, gerai. 20 sekundžių. Taip, taip. Sveiki, aš Gedas, šiandien mano tikslas - užkurt dizelį ir įvažiuoti į sieną. Sveiki, aš Mantas Krasnickas, tikslas Paryžiaus olimpiada. Sveiki, aš esu Žygimantas ir šiandien išbandysim dviračių sportą, nesu didelis dviračių sporto mėgėjas. Kai nušokau nuo Mėnulio kalno visų laiptų, šiek tiek biškį baimės atsirado. Šiandien bandysiu susigrąžinti tą meilę dviračių. Gerai, viena greičia.
Po biškelį lėtink ir nuvažiuoji. Seniukai, sienoje buvau su dviračiu. Turi būti šiek tiek pasiekęs, kad jau pasaulio čempionė tau batus tvarkytų. Gerai, tai sekančiam rate nuimsiu laiką, gerai? Sekančiam. Dabar! Op. Pažiūrėsim, kiek gausis. Go! Labai blogai, nes galvojau, kad prieš tai ratas buvo vaikui, o antram jėgų nebebuvo. Gerai. 24. Oi! Au, seniukai. Kamera ant šoną. Kam tu kilai į viršų? Atsivežiau draugus. Va, kur yra dviratininko tatuiruotė. Va. Klasika. Iki galo ir nenustok. Mėg. Yeah. 25. Stipriai pasipumpavo. Tai vieną apvažiuoju ir jau Jo, vieną ramiai. Ir jau kai aš pradėsiu skambinti, jau gali tada pradėti. Tada jau bus mano akcentuoti. Virini! Go! Op. Labai dėkingas. Žygiai, viskas, kas mūsų nenužudo, daro mūsų žaistais. Davai tempuko! Lipk per save! Bet per dviratį! Gerai, žemiau. Už borto. Saugiau šiek tiek. Op. 19:38. Gerai, Simona, esam dar uždusę. Mūsų įspūdžiai bus papasakoti prie stalo studijai. Kokie tavo įspūdžiai? Ką tu šiandien, kokią komediją pamatėjai? Dramą, melodramą? Šiaip iš tikrųjų džiaugiuosi, kad pavyko, kad visiems pavyko ir pavyko pakankamai greitai. Kai kam netgi savo baimės nugalėti pavyko. Arba iš naujo patirti baimę? Pakartojau, jo. Bet svarbiausia, kad antrą kartą užvažiavai ir vėl važiavai, tai yra iš tikrųjų šaunu. Iš tikrųjų, manau, kad supratot, kad trekas nėra toks paprastas dalykas ir kad persiteikė ta šiek tiek emocija, bet aš tai palinkėčiau, kad jūs dar sugrįžtumėt su savo dviratukais pasivažinėti, jeigu turit. O vyksta rytoj kokia Lietuvos mėgėjų treko čempionatas? Dar ne, bet galim padaryti. Simona, apie kiekvieną trumpai, po porą sakinių. Ką reikėtų pagerinti dabar? Ko pridėt? Drąsos.
Nežinau, ko reikėtų pridėti, tai daugiau patirties, daugiau visiems norėtųs, kad pasivažinėt, daugiau pasitikėjimo ir atsipalaidavimo, o šiaip tai rekomenduočiau būti kartu visiems, tada yra lengviau, kada vienas iš paskos kitą, ne individualiai važiuoja. Ypač jeigu prieki Simona. Ir lengviau yra priprasti, kada tu nereikia galvoti apie greitį, o tu tiesiog gali atsipalaiduoti ir sekti akimis kažką kitą. Tai yra paprasčiau. Ačiū. Ačiū tau labai. Labai smagu buvo. Einam gal kokį pleistriuką turi. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. O tai klausyk, dar pratęsiam truputėlį nardymo tematiką ir kiek daugiausiai įsinėrusi? 16 metrų, kiek ten leidai? Ne, aš su iki šiam nerus. Šiam metrų? Jo. Okay. Buvo nuskendęs laivas, ten gal 6 tiksliai. Bet buvo labai baisu. Tamsu? Labai baisu buvo, nes mes nunėrėm, laivas buvo nuskendęs ant 2 srovių sankryžos. Jos taip suplaukė vieną į kitą, bet labai gražu, nes labai tūnų daug yra ant srovės, žinai, jie daug medžioja. O laivas taip nukritęs žemyn ir ten tokie pririšti trosais, nes srovės pučia, atvaro, tie tūnai ten medžioja prie to laivo. Ir mes nunėrė žemyn, o kai labai žemai nunėrė, tai reikia greitai kilti, aukštyn pradėti kilti. O pradedi kilti, tave srovė tai neša. Aš atsimenu, ten su lastais varau, pas mane pulsas kala, man vyras rodo ramiai. Aš negaliu, man kompiuteris rodo į viršų, kilti aš. Pas mane pulsas 200, sako, tu ramiai, tuoj deguonis pasibaigs. Taip panašiai ir buvo, kol aš daplaukiu iki to lyno, kur pririštas trosas yra nuo mūsų laivo iki to paskendusio. Tai jau žiūriu, kad man jau rodo, mums rodė pusę valandos, reikia pastovėti 5 metrų gilį, nes turi praeiti tą dekompresiją. 5 metrų, pusę valandos. Aš savo deguonį pabaigiau, vyro deguonį pabaigiau, tada instruktorius nusileido. Atnešė dar. Bet čia jau ekstremalu. Jo, buvo biški baisu. Pulsas paskui. Bet kad pati nesąmonės. Nurimo ar taip ir kalė iki pusę valandos? Nesmagu buvo. Bet šiaip vaizdas labai fainas. Aš kai nardžiau, esu matęs, kaip jau patyrę, išsilaikė licenzijas, juos ištinka panikos ataka ir jie panerė 2 metrus ir šoka į viršų ir sakė, na. Ir tai buvo mano pirmas nardymas, kol kas ir vienintelis gyvenime, tai labai nesužavėjo tas vaizdas, bet paskui vis tiek neįkvėpė jo, bet paskui vis tiek kažkaip pavyko ten įnert. Tai buvo kažkas nerealaus. Aš nėriau tik 9 metrus. Bet užteko. Tai man užteko ten, nežinau, ir šiaip galvą įkišti snorklinant, ar šiaip kažkur iš laivo su galva pasižiūrėti, nes aš toks neplaukikas, kaip jau galima pamatyti kai kuriuose laidose. Tai lengvo waterboardingo to užteko. Įspūdingas ten pasaulis visai kitoks. Okay. Nežinau, jūs miršti nuo savo ekstremalių sporto, aš nebent nuo persivalgymo. Gerai, grįžtam po reportažo iš Panevėžio. Ant stalo turim maisto, tai labai informuoju, kad galim valgyti čia, Olibet sporto baras ir grilis. Maistas visada skanus. Kad čia sugrįžtumėt, turiu ir dovanėlių, tai va yra kiekvienam po čekį. Žygimantui Stakėnui. Jei, ačiū. Garsiai Simonai Krupeckaitei. Už šitą reikės smagiajam Ignui Grinevičiui. Dėkoju, aš iš ir taip beveik neišeinu. Tai. Gerai, tai ką, buvo smagu, konstatuojam tiek, buvo sužeistų, buvo sužavėtų, kojos susipumpavo visiems, truputėlį pakalbėkim apie įspūdžius. Viražo, tas posūkis yra viražas. Statumas. Klube yra atrastas. Taip, pirmasis dalykas, kuris mus labiausiai iškirto, kai tik mes jį pamatėm. Vitražė kitas statumas. Jį neįsibėgėjus įlipti pėsčiomis, ko gero yra neįmanoma, atrodo kaip alpinizmo siena. Tai Žygi, tavo pastebėjimas, tavo, nežinau, emocija, kai tu pamatėjai arba pabandėjai pirmą kartą jį įvažiuoti? Netikėta visai buvo, kad tokio aukščio siena. Kaip ir sakė Simonai, nebijau sumeluoti, kem 2 laipsniai. Bet atrodė, kad ten visiškai stati siena ir tikrai per televizorių, netgi po to, kai bandžiau parodyti vaikams, kokią sieną aš variau, ne taip atrodo, ten užsuka ten dviratukas ir užsuka, ir viskas. O pačiam tai aš vienas nedrįsau, tada Simona man padėjo ir palaikant gerą greitį visai smagu buvo ten pasivažinėti viršui.
Aš galiu tik pasakyti tiek, kad mes bėgte užbėgom, nors šiaip laipioti parašyta buvo ženklas draudžiama. 500 eurų parašyta. 500 eurų bauda, ne? Bet jeigu tu ten atsirandi kažkur ant viražo, Reikia žygių čekį už daugiau. išsilaikyti neįmanoma, tu tiesiog nučiaži. Tai va tokia yra statumo šita siena. Aš irgi buvau pakęs, aš negalvojau, kad jinai tokia stati. Galvojau, kaip jie reikės važiuoti. Ir tie pirmi ratai, kur mes važiavom be Simonos, tai buvo, gerai, ten važiavau 50 cm aukštė, gal kur ta juoda linija yra. Pabandžiau, maitu, kad slysti, nes trūksta greičio, paskui Simona parodė mums, kaip pingvinukai važiavom iš paskos. Ir žiūrim, kad visai ten eina ir galiausiai mano vienas iš pasižadėjimų buvo savo pabandyti įveikti ratą, užvažiuojant į viražo viršų. Ir man pavyko, bet ten yra reikalų. Jeigu tu nesi sportininkas, jeigu tavo kojas gerai nevaro, kažkaip ten tų jėgų ir pritrūksta pačiam viršui. Bet kadangi kažkur matyti visi žiauriai atletiški yra, tai po fizinio testo. Jokių problemų vyrai nekilo, ne? Žygis ir nugriuvo būtent viražę. Kas ten nutiko? Antrekota. Nieko, man jau prieš viražą nuslydo kojos, bet greitis buvo visai nemažas, tai šiaip pasakyti reikėtų, kad pas mane buvo be dirželių dviratis, nes aš sakiau, man nereikia, aš galiu pavaryti. Bet dirželiai reikalingi, taip, nes dviratis visą laiką suka pedalus, jisai nestabdo ir jeigu kojos nukrenta, tai labai sunku uždėti tas kojas atgal ant pedalų ir vėl grįžti į ritmą. Neįmanoma. Tai didelis gan greitis buvo prieš viražą, nes prieš viražą reikia didesnio greičio, kad jį įveikti. Ir nuslydo kojas ir bandydamas aš ten kažkaip išlaviruoti jau tam viražę, ne į apačią, o į viršų kažkaip užminiau iš to savo greičio. Ir tai nebuvo, kad kažkas bum ir aš ten staigiai krentu ir budbam. Buvo taip, kad aš jau suprantu, kad krentu, jau aš jau viršui ganėtinai, jau greitis dingsta ir jau dviratis po truputį leidžiasi ir tada aš taip ant šono ir taip gražiai nusileidau. Aš mačiau tą momentą, jau kai tu palėtėjai parketą. Parketas ten, ne? Taip. Atrodė kaip kiaušinius, taip, iš sieną ir susileido. Man aš net po to galvojau, lemba per lėtai, gal reikėtų, kad jūs pagreitintumėt video, nes toks, labai gėdingas tas mano nusileidimas, bet saugus, ar ne, Simon? Aš iš karto sakiau, kad jūs visi turit važiuoti su batais. Taip. Mano viena iš sąlygų buvo važiuoti su batais, bet aš labai norėčiau, kad grįžtum. Taip, aš grįšiu. Ir kad mes gerai pasivažinėtume. Bet aš po to dar vis tiek variau ratą ir su dirželiais, aišku, netoks greitis jau buvo, nes biški buvo ir baimės atsiradę. Ir šiaip toks jau buvau palaužytas, padaužytas. Bet čia tas yra super, kad užsėdai ir vis tiek dar. Aš galvoju, nevažiuosiu. Nes aš galvoju, viskas užtenka man, aš baigiu, nes čia toks, dar dabar visas toks biški. Taip, matosi, kad čia nusibrozdinai, alkūnė. Čia, alkūnė ir čia. Ir šoną. Tarp kitko. Tradiciškai. Taip. Aš galvoju, kiek jis dabar tau skolingas? Kiek kainuoja tas triko dvirtininko? Nes aš negalėjau užmigti, nes neatsiprašau. Pradegintas. Nusirengiau ir palikau. Dar vieną gerą treniruotę. Viskas, sutarta. Okay. Super. Jau su savo rūbais. Naudingas šiaip sportas. Dviračių trekas. Gal kaip dažnai būna kaip žygiai. Kaip mano vaikas sportuoja motokrosą, sako, labai pavojingas yra motokrosas. Sakau, jo, bet jūs važiuojat su pilna apsauga, ten viską turi. Ir šalmas, kaklas, keliai, krūtinės apsauga, batai iki kelių, o mes važiuojam, realiai su maudimuku. Nieko, jo. Tu užsidedi maudimuką ir čiuoži. Jeigu nori pasideginti. Jo. Maudimuką ant dviračio ir varai. Aš būčiau gal su kitu kostiumu, būčiau gal nesuboro to. Tai gal būčiau taip biškiai pasaugojęs. Būtum panašiai. Gal būtų ne tokia, bet tokia. Bet būtų. Tiesiog būtum suvaręs. Aš dabar tai vadinu Simonos Krupeckaitės bučkis. Pas mane. Dviračių treko sporte dar yra vienas keistas dalykas. Dviračiai neturi stabdžių. Nei rankinių, nei kojinių. Jie yra kaip, kad suprastų liaudis, privirinti realiai pedalai, prisukti, ne? Triratukas. Taip, jeigu tu važiuoji prieki greitai, tu taip privažiuoji, gali stabdyti tik tais lėtai, ir mesdamas greitį, dar keletą ratų. Jo. Tas labai klaidina, nes po finišo atrodo, kai jau finišuoji, kad viskas jau baigėjo, o atleidai. Ratai sukasi. Taip, Simona ir sakė, kad jeigu tu per staigiai pamiršęs bandai stabdyti, eini per dviratį, aplenki dviratį, man buvo panašiai, ten kol treniravomės,
Galvoju, viskas, jau finišavau, sakt atsistojant pedalo ir tave meta. Tai toks irgi keistas labai dalykas. Mėgėjai, neapsigaukit, mes už žygį jau žinom, ką daryti. Nušok nuo dviračio. Aš tave... Mink toliau vadinasi. Simona, žiūrėk, plaukikus atpažinsi iš plačių pečių, ne? Gimnastės iš eisenos, boksininkus iš nosies, imtynininkus iš sužalotų ausų. Iš ko atpažinsi treko dviratininkus? Aš galiu pasakyti, kaip aš atpažįstu, kad žmonės mane atpažįsta. Nu. Galiu parodyti. Nu, toks dažniausiai būna žvilgsnis, visada. Į akis, po to į kojas žvilgsnis. Iš kojų? Reiškia, gali neprisistatinėti, jo. Dar pastebiu, kad sako, o, kažkur girdėtas balsas. Nu, man kaip keista. Nu, dviratininkas. Bet girdėtas yra kažkas. Taip, tikrai girdėtas. Bet kodėl? Panorama, žinių tarnybos, visų televizijų skambėdavai. Tos laidos, kur vis tiek žmogus pažiūri bent kartą gyvenime. Aha. Ar tau netrodė jokingai mūsų kojos, mesgi gavom skolintus kostiumus dviratininkų, ar ne? Ir ūgis kaip ir atitinka, bet kojos, šlaunis, nu, matyt, tų žmonių savininkų būna aptemtos, mums tabalavo ten tie šortai. Keturgalvis neįsirėžė. Jo, neįsirėžė, tikrai. Nebuvo jokinga matyti tokių plono kojų? Nebe, aš jau pripratus ir prie plonų kojų, nes yra sprinterių ne tik storom didelėm kojom, bet yra ir tiesiog ilgas raumuo ir siauresnis. Ne, viskas gerai, gal labiau neįprasta matyti neskustas kojas. O kodėl skuta? Nesivėlė. Aerodinamika ar dviratininkė sako dviratininkams, kamo hebra, niekur su jumis neįsim, jeigu nenusiskusit? Ne, aš manau, kad yra keletą priežasčių. Viena iš priežasčių tai yra higiena, ar ne? Dėl griuvimo ir gyjimo procesų galbūt greičiau. O šiaip gal ir iš mados kiti tiesiog. Bet šiaip dviratininko kojas turi būti nuskusta. Žinau trečią priežastį, žinau tikrai. Masažas. Taip. Jeigu darai kojų Higiena. masažą ir tu turi plauką ant kojų, šakės, kitą dieną tu nusiskuti, nes antrą kartą tokios skausmo kęsti nenori. O, čia tu jau iš patirties matau, taip, kaip jau reabilitacija, akis taip, išsiplėtusios, jau tu reabilitacija prisimeni tą. Ir buvo tiesiog neįmanoma iškęsti, nes taip plešia plaukus, kad... Dar būna tie elektriniai tokie masažuokliai, kur tai jeigu yra plaukų, jie įbelia tą ir tada labai... Jeigu truputėlį per ilgi plaukai, tai gali grandinį įtraukti dviračiu. Ir mes kaip ir... Simona, dabar labai atvirai. Mes važiavom dviračiais, irgi skolintais, ir jie buvo tokie truputėlį paprastesni. Lyg vaikiški ten, žinai. Kodėl tu mums nedavėjai važiuoti dviračių, kurie buvo, pažiūrėjau, su diskiniais ratais? Nesu įsitikinus, ar tu norėtum už jį susimokėti po to, jeigu nugriutum. Tiesiog į kojas pažiūrėjo tau. Nu, Verda. nevertas. O Ne. ką diskai duoda? Tai su diskais gaunasi greičiau. Tiesiog jie geriau rieda, geriau skrodžia orą, vėjo pasipriešinimas sumažėja. Ir šiaip tie dviračiai, kurie yra su diskais, ir tie, kaip tu sakai, kad kurių negavot, jų ir kaina didesnė, ir dažniausiai jie būna individualiai jau nureguliuoti kiekvieno sportininko, tai ir patys sportininkai stengiasi nekeisti tarpusavį tų dviračių, kad jų sėdėsena būtų patogesnė. Kiek kainuoja elitinio dviratininko dviratis? Įvairiai, nes jeigu vien remas ir vairas, be pedalų, be ratų, be švaistiklių, kainuoja apie 5000 eurų. Aš kažkur skaičiau šiandien, kad Didžiosios Britanijos komanda, man atrodo, turėjo dviračius, kurie kainavo po 170 000. Taip ir dabar dar galima. Auksiniai, jie iš platinos, kas iš deimantų pagaminti. Ten vien tik veidrodėliai kiek kainuoja. Čia dabar kažkam Range Roveris sakė, yra karštų akmenų masažas mašinai. Tai masažas visada būna, bet jeigu dabar jau karštų akmenų atsirado. Tai jeigu ten apie tuos dviračius, tai jie yra išlengvinti. Dažnai būna, kad padaryta pagal naujausias technologijas. O kiek sveria? Irgi ten. Nes mes tikrai ten kilnojam, jie tikrai yra lengvi. Limitas, jis negali dviratis mažiau sverti negu 6 kg
Mažiau negu 6. Mažiau jo, negu 6 su kažkiek dabar tiksliai nemeluosiu. Ja. Tas gal gali būti ne tik išlengvintas, bet ir išplonintas? Ar irgi kažkokie limitai rėmo yra? Ne, dėl plonumo tai ne, bet yra dėl lengvumo būtent. Kad nebūtų per lengvi, kad ir būtų tas stabilumas tas to rėmo. O tie patys brangiausi tai dviračiai tai yra, kad jie tiesiog pagal naujausias technologijas ir su ten paskutiniam moksliniais tyrimais ir išbraižymais. O tai kaip čempionatuose yra kažkokie ten, visi gali važiuoti su disku, bet jeigu tu be disko, ta prasme, yra kažkokie... Gali važiuoti? Kažką, nežinau, kaip... Ne. Tiesiog tu atvarai su savo dviračiu, jisai sveria daugiau negu 6 kg ir tu... Gali ir su 15 kg. Jo, nesvarbu. Taip. Svarbiausia, nemažiau. Su to krepšeliu. Ir žmona iš tangos. Turbūt neleistų. Reikėtų, kad būtų trekinis dviratis, kad būtų. Simona, galimai su šita laida mes užkrėsim vieną kitą lietuvį. Išbandyti, sakys, viską subandęs. Bėgau, kopiau, lipau, važiavau greitai. Dabar norėčiau išbandyti treką. Ar šitas sportas yra prieinamas kiekvienam lietuviui? Sugalvoju, nežinau, koks nors verslininkas nuveš savo ofisą į Panevėžį, į Kalnapilio areną. Ką reikia daryti, kad jie gautų dviračius, kaip jiems išsinuomoti areną ir tai yra iš vis ar įmanoma? Aš manau, sporto skyrius turim parašyti. Aš sakyčiau, kad viskas yra įmanoma, galbūt nėra tokių gerų sąlygų, bet čia yra viena iš mano tokių svajonių, kad kuo daugiau žmonių supažindinti ir gražinti į treką. Šiaip, aišku, pasitarus, suradus kontaktų tikrai galima rasti ir dviračių ir susirasti ir treką, nėra jis uždarytas, užblokuotas, užblombuotas. Taip, kad kviesim žmonės, kurie nemėgsta važiuoti su dviratėm. Aš prieš tai apie krepšinio aikštelę, kaip Romanovas pabandysiu važiuoti. Mes mokam įmylėti žmonės į sportą. O dviese galima? Ant vieno dviračio? Ne. Bet ant tos motorkės, kur lygiai. Ant motorkės, jeigu praveža, tai tada jau norisi pavadinti. Bet iš tikrųjų, dviračių trekas yra vienas galbūt iš saugiausių, aš sakyčiau, ar ne, dviračių. Nes pėsčiųjų nėra. Šuniukų nėra, vaikų nėra, duobių nėra, automobilių. Fūros pro šalį nevažiuoja. Nevažiuoja, jo. Bet viražas yra. Bet jeigu tu važiuoji, aš kaip sakiau, reikia važiuoti grupiai žmonių, kurie moka vienas kitą gerbė ir saugo, laikosi taisyklių ir tada žiūri faina. Ir šiaip pas mus žiemą susirenka iš tikrųjų į areną nemažai mėgėjų žmonių ir tikrai būna tokių vos nelenktynės, gal 50 žmonės mėgėjai, Panevėžy gali ateiti su savo dviračiu ar kaip? Aš nežinau, jie randa iš tų, taip, nes pati arena neteikia tokios paslaugos dviračių namuos. O ten reikia būtinai tokių treko dviračių, ar gali ten būti kažkokie kalnų dviračiai? Ne, kalnų tai iš vis nesaugu, galima galbūt bandyti su plentinis, bet aš visada rekomenduoju, neeksperimentuoti, bet jau geriau, jeigu sėdi, tai sėst ant trekinio dviiračio, nes yra saugiau. Aš paeksperimentavau be dirželių. Tai panašiai yra ir su plentiniu dviračiu, jeigu plentiniu dviračiu atvažiuoji ir nustoji minti, dviratis gali pradėti slysti ir griūti, tai šiaip dėl to. Trumpai dar, Simona, tu pamatei mūsų laikus, ar galėtum palyginti mus, suaugusius vyrus, su nežinau, mūsų rezultatas, į kieno rezultatus buvo panašus, į 12-mečių, 13-mečių, 16-mečių, ar esam šalia profų gal? Jo, sunku sulyginti ir nelabai norisi jūsų čia kažkur tai nuleisti ir pažeminti. Bet teks. Šiaip sakau, aš žiauriai džiaugiuosi, kad apskritai galėjo taip greitai minti, nes man atrodo, kad vis tiek ta baimė jaučiasi, ar ne, ypač kai surenki greitį ir tu nevaldai, atrodo viskas greitai pro šoną eina. Man dar su rankom problemų buvo. Ten drebėjo visas. Drebėjo žygio vairas, kas ten nutiko? Tai ne vairas, žygis drebėjo. Aš važiuočiau tam, kad nežūčiau tiesiog. Tai va, išgyventi. Ten visi taip važiavo. Tai kam, tai blogi jausmai, jeigu reikia po truputėlį, priprasti ir tada tikrai tu gali pajausti tą malonumą iš to, ką tu ten vėjas. Aš nesitikėjau, kad tokį jausmą sutiksiu, bet iš tikrųjų, kai važiavau pirmą ratą ir važiavau, man atrodo, kad pirmas išstartavau ir aš važiuoju ir aš jaučiu greitis yra. Kai dar baisu, važiuoju antrą, trečią, truputėlį tada pakyli. Vėjas pučia į tave, nes tu važiuoji greitai. Neįtikėtina, galvoju, come on, seni, aš galiu taip minti, kad net taip vėjas pučia vietoviai, kur vėjo visiškai nėra. Pasiūlė kaip avataras. Ir aš pasijaučiau, kad takas mano.
arena mano ir aš galvoju, čia yra mano sportas. Gedas realiai sakė, kad jam labai patiko. Prieš porą dienų mes viską nufilmavom Panevėžy. Aš vakar ėjau į sporto klubą ir spėk, aš dariau. Aš myniau dviratį 20 minučių su 25 sekundžių intarpas, kur aš variau maksimaliai. Užsisuki ir... O vėjo tą mašiną. Bet vėjo nebuvo. Dinamikos koncertai visus buvo tos mašinas. Simona, gal ne pats maloniausias klausimas. Dabar žiūrint iš laiko perspektyvos, gal turi naujų įžvalgų šio klausimu. Apie 20 medalių Europos ir pasaulio čempionatuose, bet olimpinėse žaidynėse fatališkai nesisekė. Nei vieno medalio. Kodėl? Čia sutapimas, atsitiktinumas, ar vis dar dėl to išgyveni, ar kada nors dėl to išgyvenai, o gal tai yra tiesiog, nutikęs gyvenimas, kad vieniems paeina kortą ir jie laimi medalius, kitiems nepaeina, jie taip ir lieka be medalių. Dabar iškart norisi specialiai pabajaruoti ir pasakyti, o specialiai neturėjau medalio, kad būtų įdomiau žiūrėti, kad kiekvieną kartą būtų intriga ir žinau, o dabar bus ar ne? Ne veltuigi 5 olimpiadas. Aš šiaip savo 5 važiavau, galėjau vieną nuvažiuoti ir nebevažiavau daugiau. 5? Taip. Šaga. O kam čia? Tu kaip pilvelytė Eurovizijai. Pilvelytė, žinok, 7 ar 9. Daug. Bet Eurovizija vyksta kasmet, čia reikia atsižvelgti, kad... Taip, olimpiados. O jeigu rimtai be bairių, tai man atrodo, nuo pat pirmų varžybų mane ten prakeikė tam tikras žmogus, kuris palinkėjo man daug nesėkmės dviračių sporte ir tiesiog nebesusitvarkiau aš su emocijom. Čia lietuvis, ne lietuvis? Ne, čia mano treneris buvęs. Jis tave prakeikė, užkeikė. Čia tas pagarsėjęs? Nu, tas turbūt. Pagarsėjęs. Ir tu kiekvieną kartą, net paskui 5 olimpinėse žaidynėse, prieš startą pagalvodavai apie jį? Ne, aš negalvodavau, tiesiog aš turiu tokią blogą įdą sportininkam, esu tokia labai prisikraunu savo galvą daug atsakomybių. Ir kiekvienas startas man būdavo lyg tai gyvenimo pabaiga ir atrodo čia viskas. Čia dabar aš turiu privalu, aš jeigu ne, tai čia bus blogai. Ir tada tos atsakomybės labai užspaudžia, užgniaužia ir susiaurėja matymo laukas ir tada yra labai sunku valdyti save ir tada emocijos užplūsta ir nebesusitvarkai. Manau, kad o po to tokį praradau pasitikėjimą savim jau po kokios ten 3 olimpiados, nes labai smarkiai ruošiausi Londono olimpiniam žaidynėm ir realiai labai smarkiai nusivyliau aš jomis, nes tas rezultatas man netiko, nes aš ten neto ėjau. Ir po to jau tiesiog buvo toksai jau per skausmą, per tokį nepasitenkinimą, nenori. Čia būdavo sakydavo, vyras sako, davai, dar pabandyk, tai ką čia 3 metai tos olimpiados, ką čia? Nu davai, pabandom, vis tiek dar ir noris ir negaligi pasiduoti, nu dar kartą, ir dar kartą. Toks buvo toks ir liktai ir netiki, kad gali, ir liktai dar ir norėtųsi įrodyti savo, kad tu kažką gali. O po to jau metai savo duoda, nes vis tiek iš tikrųjų labai sunku yra sprinto rungtyse. Jau virš 30 metų jau yra tikrai sunku, nes atsistatymas yra lėtesnis, jau ko man taip nesiseka. Daugiau jėgų reikalauja tasai pasiruošimas ir aišku ir šeima, norėjusi gyventi su šeima, tokie prioritetai kitokie šiek tiek, bet vis tas noras nepasiduoti vis iš. Tai nepritari, taip darau išvadą, olimpiniam šūkiui, svarbu nelaimėti, svarbu dalyvauti. Niekada jam nepritariu. Tai kada reikia patekti, svarbu dalyvauti, o kai jau dalyvauji, reikia laimėti, turbūt tai. Jo, va, būtent. Bet pala, 4 vieta buvo? Buvo. Nu, tai ne taip toli, Gedai. Ne taip ir toli. Bet tai ir tam pačiam Londone, aš ten kada 5 gal buvau ir tai buvo ne mano vieta, ne man netiko, man reikėjo medalio ir aš ten važiavau medalio. Ir atrodo taip, atiduodi viską, padarai viską, ką gali ir vis tiek, nes jis tada supyksta ant viso pasaulio. Kažkaip pasireikšdavo tas pyktis? Ir paskui kas labiausiai nukentėdavo, nežinau. Nenori su žiniasklaida bendrauti, nenori trenerio vyro matyti. Važiuoti daugiau niekad nenori. Komandos nenori matyti metus. Rimtai? Jo, nenori nieko daryti. Būdavo taip, kad atsikasdavai dviračiu ir sakytų, aš viskas nebenoriu. Labiausiai atsikandus buvau tai kai laimėjau pasaulio čempionatą ir pasaulio rekordą pastačiau. Ir tada aš, kaip dabar atsimenu, aš stoviu ant pjedestalo, man kabina medalį, aš taip viso tokia kvėpuoju, pulsas pas mane kala, galvoju,
ką? Vardan va šito medalio man reikėjo tiek dirbti? Aš tiek vargau, tiek visko padariau ir dabar gaunu tik tai šitą visiškai, ta prasme, nereikalingą dalyką. Ir po to dar kokią savaitę laiko ant sofos sėdėjau ir sakiau, net nekalbėkit apie dviračius, nenoriu nei matyti, nei girdėti, net kur nors tolin. Nes tiek buvo susikaupę daug nuovargio, daug darbo įdėti ir atrodo, taigi va, tu pasiekiai, turėti ko siekiai. Ir visiškai netitiko lūkesčių, tos iliuzijos, kurią esi susikūręs gyvenime. Simona, tavo geriausi karjeros metai buvo dar, sakykime, iki socialinių tinklų piko. Ko gero taip, ne? Nebent OneLT vadintum socialinių tinklų. Arba Fripe. Ar apmaudu, kad tavo kartos sportininkai neturėjo galimybės ir tokių galimybių reikštis, populiarinti save, savo sporto šaką ir galbūt iš to net uždirbti pinigų? Ar apmaudu? Geras klausimas, nežinau. Gal ne, nes aš iki šiol nemoku gyventi socialiniuose tinkluose. Kaip ir televizijoje, taip ir socialiniuose tinkluose man yra labai sunku. O ką tu veiki? Bet jeigu tu būtum namie, jeigu teliko skaitai? Aš skaitau knygą, man jeigu atsipalaiduot, kažką tai patinka rankom paveikti, o šiaip tai... Ką rankom paveikti? Mėgsti siūti, siuvinėti, tvarkytis, daržė kapstytis. Patinka daržė kapstytis? Ne. Bet reikia. Bet, žinai, jeigu būtum užaugusi su soc tinklais nuo paauglystės, tai ko gero mokėtum. Ir tada atsiveria dar viena galimybė, ne? Tu sportininkės įgera, dar žiūrėk ir influencerė. Ar mokėtum? Ar norėtum, pavyzdžiui, dabar tokia būti, jeigu sakytum, okei, užsiaugini didžiulį kiekį savo sekėjų ir staiga, tau plūsta pasiūlymai. Simona, čia yra kvepaliukai nauji, gal galėtum pareklamuoti. 1500 vienas paustas, žiūrėk. Čia, žiūrėk, yra indų valiklis. Čia, žiūrėk, pudrą nosyti, ar ne? Mokėtum, norėtum, ar čia ne tavo visiškai daržas? Jei tvirtai visiškai ne mano, ar norėčiau pabandyti save taip, visada labai patinka išbandyti save kitur, bet aš mėgstu išbandyti ir tikrai teisybę sakyti, o ne tai, kad, žinai, čia sakyti, čia margarinas vis tiek geriau už sviestą, sakyčiau, atsiprašau, bet negaliu to teikti, žinai, kad tai, o išbandyti norėčiau, bet man labai sunku. Po tokios frazės, kur toliau, tik į Panevėžio miesto merus. Okay? Sako, tik teisybė. Aš galvoju, apie margariną ir sviestą, galvoju po šitos frazės. Vis prie tos politikos. Klausykit, Bernai, ką jūs galvojat? Esat irgi matyti veidai, kažkur matyti, matome. Patinka reklamuoti kažką, esat reklamavę ar... Oi, negaliu pakęsti šiaip, bet kartais reikia. Bet nuo pirmų laidų, gal, kuriuose tekdavo intensyviai dalykus reklamuoti, dar tada buvo šiek tiek laisvesni, gal tie reklamos įstatymai, arba gal tiesiog nelabai kas nors prižiūrėjo, gal nebuvo kitokia, gal nelabai kas nors žiūrėjo kaip ten kas. Tai man yra nutekę, tiek jau ten pritemtai, perdėtai dalykus reklamuoti ir taip toliau. Čia turiu omeny televizijos laidose. Tai tokia turiu šiokią tokią alergiją, o socialiniam tinklam aš kažkaip nerandu irgi valios, motyvacijos ir neturiu ką ten labai pasakyti. Aš jau būnu išsisakęs, kadangi laidos dažniausiai susijusios su kalbėjimu ir su aktualijom, kurio man tenka domėtis. Tai aš po to jau, tiesioginis eteris baigėsi, ir ką tu ten dar, ką pasakysi, gali pasakyti, bet tai būtų vis tiek tokia prievarta šiek tiek prieš save, nes neišsireiškęs kažkaip tai, kad saviraiškos trūktų, nesijaučiu. Tai gal kada reikės prisiversti, vis dėlto finansinė paskata visiškai normali. Mano įvardinta suma, 1500 eurų už vieną postą. Tai man dabar, Instagrame. Man dabar tiek niekas nesiūlytų, aišku. Mes tu nebunkė. Jo, o tada reikėtų padirbėti su sekėjų skaičium ten, su viskuo. Ir tada gal siūlytų, bet tas procesas ir įmas iki to manęs nežavė. Aš kol kas kažkaip ir šiaip išeina išgyventi ir nenoriu tokio puslapio štai atvert savo gyvenime. O apie reklamas kalbant, tai ką žinau, irgi reikia būtinai atsirinkti produktus ir produkciją, nes ten kai kuriais atvejais... Žygis iš mūsų tada labiausiai panašus yra į influencerį. Žygį, ar yra koks nors mėšlas, kurio už tokią sumą... 10 000? Ne, net nėra 2. Ne, gal yra, neatsimenu. Milijonų?
Tūkstančių. Aš kažkaip irgi socialiniais tinklais, aš turbūt pražiūrėjau, jeigu aš būčiau pradėjęs, kai jie atsiradinėjo, ten 1000-mečio vaikų laikais, ten kai buvo tokia didesnė televizijos banga, buvau jaunas ir gražus, tai gal būčiau užsiauginęs, o dabar aš taip bangom, tai va, užeina, radijoje dirbau, dėdavau, dabar vėl nededu, kažkur kažką dėdavau, nu, ta prasme... Žodžiu, pinigų turi, nesuinteresuotas papildomam mažiems uždarbiams. Šaibų tiek, kam tas kultūros. Tebūnė taip. Sūrio pyragas su grietinėle, aplietas šokoladu, su šilaugiam šalia. Labai gardu. Gerai, grįžtam prie Simonos. Taip. Simona, tai, ką mes pamatėm, bent jau man, dviračių trekas asocijuojasi su jėga, spurtu, ištverme, bet čia yra ir didelis baimės failas. Kiek svarbu ją yra įveikti, ar būna, kad po vieno kito kritimo, griuvimo jaunas sportininkas tiesiog nebegali tęsti dviratininko karjeros? Nu, kad jau visai nebegali, tai gal ne, bet kad bijo, tai tikrai daug žmonių yra, kurie bijo. Ir vaikų, ir žmonių. Jo. Tai taip dažnai būna ir netgi tu pats gali nesupras, kad turi baimę, žinai, būna, kad tiesiog smegenys tave apsaugo ar stabdo. Bet aš manau, kad reikia tiesiog ramiai po truputėlį pereiti tą, vėl prisijaukinti treką ir viskas. Aš kažkaip irgi galvojau, nu ką mes atvažiavom iš Vilniaus, užsėdom iš karto be jokio apšilimo, be nieko, čia va pramynėm ir visai neblogai pasirodėm. Taigi žmonės, ta prasme, tą sportą, kaip ir visus kitus sportus nuo vaikystės, eina, sėda, važiuoja, jau jiems nėra tos baimės nukristi. Žiūrėk dabar, aš tau paaiškinsiu labai paprastai, buitiškai, liaudiškai. Gerai, nes aš... Jeigu tu būtum ilgiau apšilęs, labiau pripratęs prie dviračių ir treko, tu būtum važiavęs greičiau. Ir tu būtum taip nusišarabarinės tenais, kad būtų kažkas lūžę. Todėl nereikia apšilimo daryti. Todėl tu džiaugis, kad taip lėtai važiuoji. Ką reiškia taip lėtai, aš ten skridau, gaila, nefilmavot. Simona, tu pati esi turėjus kokią nors griuvimą, griūtį didžiulę, po kurios išsivystė kažkokia baimė lenkt, baimė būt pralenktai, arba iš vis važiuot? Ne, baimių neturėjau. Ačiū Dievui, viskas buvo gerai. Viena iš baimių yra buvę, kada mane atviram trekė yra nupūtęs vėjas iš treko išpūtęs, kai važiavau su tais diskiniais ratais. Tai po to šiek tiek bijau startuoti iš vietos kažkurį laiką. O griuvimų, tai aišku, esu turėjus daug ir per tikrai atsakingas varžybas. Kokio pobūdžio traumos dažniausios? Lūžiai tada? Nesu, aš asmeniškai nesu turėjęs lūžio, dažniausiai tai aišku nusibrozdinimai. Tas šonas kenčia, ne? Jo, tas vienas šonas. Būna ir kairys. Aš tai nieko kažkaip ten gal ir neskauda, bet grįžęs namo naktį, nu vis tiek jau ant to šono niekaip ir čia sukinėti. Sako žmona, ką tu veikėjai? O būna, kad išlėkia viršui, nesgi viršui yra turėklai kažkokie, ar ne? Yra būna. Tai tu ten lėki į viršų, išlėki iš trasos ir tu vos į mane neatsitrinkai, aš kai tarp žiūrovų buvau. Yra buvę tokių atvejų. Gal ne mūsų trėkia, bet šiaip yra, kai labai greitai, jeigu ypatingai važiuoja, kad išlėkia. Nu, čia klausimas dabar visiems, nes Simona jau išklausinėjom. Apskritai, po kažkokių failų gyvenime arba karjeroje, ar yra mums atsiradę baimių? Neįsivaizduoju, apie ką galim pakalbėti apie scenos baimę, kai išeini sakyti bairių ir nieks nesijuokia. Arba pasimatymo pabaigos baimė kokia nors, kur galva, aš daugiau nebėjusiu pasimatymus, nes ten nesigauna. Arba nebeini daugiau, nes gaunasi. Nes gavosi. Arba bijai nusišnekėti per laidą tiesiogiai. Jo. Yra? Ne, kažkaip, ne. O šiaip tiesioginė eterio baimės pas tave dažnai tiesioginė? Visada beveik tiesioginis. Ne, gal aš nebent būna, kad biškiai tingi, nu pavyzdžiui, 5 kart per savaitę po valandą reikia, tai jau būna koks nors kartas ten, ar šiaip tą dieną dar ką nors reikia nuveikti, tai vat tokie kitokie gal jausmai. O šiaip gal aš tai labiau vadinčiau mobilizacijos efektu, jeigu yra didesnis, svarbesnis eteris ar renginys, nu tai kažkaip tada ateina tas tiesiog toksai susikaupimo adrenalinas. Šikna, ne? Bet kad bet man aš esu maniakas to momento, ta pozityviaja prasme. Nu, man patinka? Jo, man labai patinka tas. Bet neatsibostavo tas adrenalino pliūpsnis? Ne, niekada. Tas iki pradžios ir pati pradžia ir tada jau... Labai užtikrintai pasakoji. Man klausyk, aš kad norėčiau kažkaip pabėgti, pasitraukti, nu, nebūt, ne. Kodėl nebūna? Nebent toksai būna, kur
Kažkaip šiandien gal nelabai įdomu bus, nu toks šitas. Nu, su pašnekovais, o čia šiandien tas neįdomu, o šiandien tas įdomu, jo, vis tiek įtakoja. Būna. Man būna truputėlį kitaip. Dar man kartais baisu, bet priklauso nuo žmogaus. Yra pokalbis apie nieką prieš eterį. Ten kokias jo. Praleist laiką. Jeigu dar 8 kokias ten minutės, 10 turi taip, kur sėdi ten toj studijoje ir taip vis kažką pasišneki, vis neprasideda, vis vėl kažką tokio pakartoja. Tai vat. Ir dar kai daug pašnekovų pasikeičia, pavyzdžiui, mano atveju ten 3, 4, 5 per laidą ir jeigu, pavyzdžiui, su visais kažkaip taip neina tas kontaktas prieš, tai tada gal ne visai. Būna, kad prisišauda į kojas, atsakai, penktadienis jau 5 dieną šėlės, valandinė laida, galvoju, čia ta nelabai svarbi, mažiau ruošiuosi ir kaip tik, žinai, būna, nebeturi klausimo. Sugedo sufleris. Ne, nelabai šitas. Turi suflerį? Aš turiu, bet nenaudoju. Visi taip sako. Kažkaip į tą suflerį reikia pasirašyti, įsikelti ir taip toliau. Pačiam? Jo, tai aš labiau mėgstu tą laisvą formą. Tada ir yra mažiau rizikos iš tikrųjų nusišnekėti ar kažką tai pasakyti, nes jeigu esi labai pasiruošęs ir galvoji daug tos informacijos, kurią turi atsiminti, jeigu tu ją pamiršti, tai tu nieko neturi, bet jeigu tu nieko neturi iš karto, tai tada kažkaip, tada kažkaip tu jau pasiruošęs suktis iš situacijos vietoj. Vienai mano kursiokai, kur irgi jai tenka ves laidas renginius, aš girdėjau ją sakant, kad labai jaudindavosi prieš renginius ir berods psichologas patarė, kad tada tu pabandyk vieną kartą nepasiruošti renginių ir taip jį ateit. Ir tada ta baimė pradėjo nykti po truputį. Tai aš kažkaip mane labai išdresavo, kiek ten tų LKL eterių per metus būdavo, 90 kokių gal. Kiekvieną savaitgalį. Tai ten užsikuri, paskui dar prisidėjo 5 valandinės laidos per savaitę Lietuvos ryto televizijoje ir tada labai automatizmas kažkoks tai išeina. Tikrai tokių didelių jausmų prieš nebūna pradedant. Nebent kažkas kito, naujo, tai tada super, mobilizuoja. Dopingas. Viso sporto šešėlis ar ne, bet karts nuo karto jis įvyksta ir dviračių sporte. Kaip sunku yra save prižiūrėti, kad į tą organizmą nepatektų niekas ir kiek galima pasitikėti treneriais, medikais, kurie karts nuo karto parodo, kad turi savo metodus. Kaip kad štai aukso dulkiam apibarstytas šitas. Nežinau. Realiai tai yra tikrai nemažai paskaitų ir mokymų iš antidopingo agentūros. Ašgi netgi savo laiku turėdavau išsilaikyti diplomą apie tai dopingą, kaip priduoti dopingą vienas diplomas, kitas būdavo kaip ko nevartoti ir kaip atsakingai elgtis. Šiaip man atrodo, kad antidopingo agentūra Lietuvoje yra pakankamai gerai pasiekiama ir aš ne kartą suskambinus klausus, ar ten galima vartoti kažkokius, sakykime, susirgi ir ten paracetamolį ar ten dar kažką kitą, nes yra ir taisyklės keičiasi, ir medikamentų sąrašas keičiasi, tai manau, kad tiesiog reikia atsakingumo. Tikrai reikia. Ir nepirkti ten, sakykime, kažkokių ten pas močiutę žolelių netyčia, negerti arbatos jau geriau. Žolelių? Jo, tai čia rimtas dalykas. Bet esam girdėję, ko gero, ne vieną. Su nereceptiniais vaistais, tikrai turbūt gali patekti, ne? Irgi visų. Kas toksai? Su nereceptiniais vaistais galima prisižaisti? Jo. Su dopingu. Ten aš spėjau, nežinau, bet koks pseudoefedrinas, pavyzdžiui. Negalima. Tai būtent dėl šitos priežasties negalima gerti teraflių prieš varžybas, nes ten yra pseudoefedrinai. Bet sakau, yra tokių truputėlį absurdiškų pasiteisimų, kur buvo buteliukas mano. Sumaišiau su kito buteliuku, gal buvo ten, žinai, lūpdažis. Visą laiką iš naujo įsipilį, sakė Eimantas Stanionis, tokiu atveju ir viskas. Ne, buteliuką aš visada darydavau tai, kad pasižymi savo buteliuką, kažkaip užsirašai, ar turi, arba gertuvę turi ir turi savo individualiai, jokių, čia pas mus griežtai taisyklė yra, jokių dalymusių buteliukais negali būti. Bet aš sakė, kad tada išpila ir kiekvieną kartą iš naujo įsipila vandens. Arba tai. Jeigu būna akis nuleidęs. Taip. Nes gali. Arba jeigu jau nuleidai, tai pasiemi kitą, tada uždarytą. Kaip sportininkai reaguoja į tuos, kurie prisidirba su dopingu? Nebedraugai, priešai, nenori matyti? Ar kolegos kaip ir buvę, bet, sorry, tau nepasisekė?
Nu, nežinau, aš galiu tik tai pagal save spręsti, ar ne, kaip aš reaguoju į tokius žmonės. Pas mus aš mažai esu sutikus savo karjeroje tokių, kuriuos prigavo ir man teko bendrauti su jais, tai kažkaip tai, nu jo, būna ir tokių, kurie, nu netyčia ten, nusipirko kažkokius papildus ir tiesiog nežinojo, kad tenai yra įdėta ir ten papuolė. Kiti sąmoningai pažinėja taisyklės. Nežinau, aš nelinkusiu smerkti ir teisti, ne aš nesu teisėjas, o tas požiūris, nu toksai, ką žinau, palieku spręsti aš kitiem. Ką, Bernai? Jeigu jūs sužinot... Pas mus tai mėgėjų lygai galima. Sužinot, kad mėgstamiausias... Esu Amerikoje įsigijęs įspūdingo pre-workoutą. Labai gerai, kad FIBOS varžybose nedalyvauja kažkur matyti. Klausykit, nu įsivaizduokit, kad jūsų mėgstamas sportininkas patenka į dopingo skandalą. Ką darot tokiu atveju? Ne, nu čia jau viskas baigėsi gyvenimas. Gyvenimas baigėsi, jeigu jau mėgstamas sportininkas. Nieko nedarom. Nežinau, man kiekvienam žmogui turbūt ant jo atsakomybės, man tai visai nei šilta, nei šalta. Jeigu netyčia atsidūrė tasai kažkoks tai neleistinas preparatas organizme ir taip atsitiko per klaidą, nu tai žiauriai gaila, bet jeigu kažkur specialiai kažkur bandoma išdurti ir apgauti kitus ir laimėti taip, tai irgi... O būna, Simona, kad jauti, važiavot vienodai, staiga atėjo varžybos ir nesupranti, nieko negali padaryti, varo gerokai greičiau negu tu. Yra buvo tokių minčių jo, kad pagalvoju, ką jie vartoja, kad šitai placebo dar yra. Zombiai. Jo, bet man atrodo, kad yra tas toksai, kad vat, tose ypač didžiosiose valstybėse labai jie moka iš psichologinės pusės labai pasiruošti smarkiai ir va tas jiem labai daug padeda. Nu, jie tikrai turi profesionalų ir daugiau tikrai tos darbinės jėgos, kur vat sėdi, žiūri savo priešininką ir galvoji, ar čia jinai prisirūkius, ar čia jinai kažką užsimetas, nes tikrai, nu taip atrodo kaip zombis, ne, nu atsisėda šalia tavęs ir taip. Prieš varžybas ir tu nebandai nuskanuoti veidą, ką esi žmogus galvoja, nes, nu kaip tu, tau ateiti su juo į karą, ne, nu tai tu bandai kažkaip pačiupinėti, pajaus, ką ten tas žmogus galvoja, ką jaučia, o ten sėdi prieš tave tokia mumija, kuriai niekas nerūpina, nieko negirdi, nieko nemato ir taip galvoji, o čia tai bus kažkas ir tu pats pajauti, kad tu pradedi panikuoti, nes tu neįvaldai to žmogaus, nei emocijų, nei ką. Tai yra tokių buvę momentų. Esu matęs krepšininkų tokių. Kažkur matytose? Aplinkui niekas nesvarbu. Ne kažkur matytose. Kažkur matytose ant Pachmielo. Klubelėje po Grajaus. Po Grajaus ir po klubelio. Bolt automobilyje. Tarp kitko, patirtis, kurią apturėjom ir su Žygiu juokėmės, įleidžia mus į areną Panevėžį. Einam persirenginėti ir toks įdomus labai kambariukas, žinai. Taip. Vienas stūlikas be durų, kitas stūlikas su durim, trečias iš vis atviras, įsivaizduok, klozetas prie sienos. Veidrodis. Ir veidrodis, ne šitai veidrodis tiesiai, o kem 5 laipsnių kampu. Ir galvoju, gali būti tiesiai, bet jį gali palenkti, kiek nori, tai yra tokia grandinėlė. Ir grimuodavosi tame kambaryje. Grimo kambarys. Simona mums išaiškino, kad tai yra dopingo kambarys. Nes mes bandėm ir taip. Tai gal skustis gal reikia. Vienu metu skutėsi viską. Kam ten tie veidrodžiai reikalingi? Taip, tai dopingo kontrolieriai kontroliuoja mus, mes turim būti matomi. Iš visų pusių. Kuo daugiau, tuo geriau. Kuo daugiau, tuo geriau. Dopingo kontrolieriai visur veidrodėliai. Ok, paskutinė rubrika, kad nebūtų per rimta laida, rubrika vadinasi Arba. Aš sakau. Rimtai prieš tai labai? Rimti buvom labai. Dabar tai pažvengsim. Oi, tai pagaliau. Aš įvardinu 2 pasirinkimus ir mes pasirinkam vieną iš jų ir motyvuojam kodėl. Ok? Gerai. Taigi, pirmasis pasirinkimas. Filmas su nuspėjama, bet gera pabaiga, ar filmas su netikėta, bet bloga pabaiga? Netikėta, bet bloga. Gerai, Žygi, greitai. O būna filmų su bloga pabaiga, nežinau. Nu, būna, kur nesąmonė žiūri ir galvoji, žuvo tavo mėgstamiausias. Man tada tik tasai toksai būna sukretimas. Aš tai imu šitą variantą. Aš irgi. Netikėta pabaiga, kuri baigėsi blogai. Labai ne tai, kad nemėgstu, bet kai jau siužetas aiškus ir žinai, ko laukti ir sulaukti, ten nedaug skiriasi, kaip baigėsi, tai smagiau nežinoti. Simona? Aš už gerą pabaigą.
Mane labai nuvilia, jeigu būna pabaiga. Aš vis susiprognozuoju ir jeigu ne taip, kaip aš suprognozavau, tai supykstu. Aš tai kažkaip priklauso nuo to, ką žiūriu. Jeigu koks sitcomas, pavyzdžiui, toks draugiškas aplinkai filmas arba serialas, tai tada gera. Toks tiesiog nenori, kad apkrautų smegenis, bet jeigu tu žiūri kokį nors thrillerį arba tematika jau yra kita kūrinio, ten apie serijinį žudiką ar kažkas tai tokio, tai tada jo, nenuspėjama, bet bloga. Aš renkuosi gal nenuspėjama pabaiga, bet bloga, nes jeigu yra nuspėjama, tai atrodo man visą laiką kaip kažkur matyta, kažkur skaityta. Ir galvoju, come on, 1 iš 64 čia kažkoks vėl ir vėl ta pati pabaiga. Tai 3-1 kol kas bernai laimi. Nors nesivaržom. Dar vienas pasirinkimas, arba tu meluoji savo vadovui, ar tavo vadovas meluoja tau. Čia pasirinkti reikia? Kalbam čia apie darbo sferą. Ta prasme, tai kaip pasirinkti, ar aš tai nenoriu, aš geriau pats meluosiu. Tu meluosi? Kad man meluotų. Bet tu gali būti pričiuptas. Jeigu vadovas tavo meluos, jis tavęs nepričiups, tu gali pričiupti. Paskūst ir tada užimti jo vietą. Aš nenoriu, kad man meluotų. Tu sakai, čia trumpa rubrika, atsakau ir viskas. O vadovas yra ir įmonės savininkas, ar jis yra samdomas vadovas? Jis gali būti ir įmonės savininkas. Tai tada aš jam meluoju. Tu jam meluoji. Ne, ta prasme, aš melo nepalaikau šitoje vietoje, bet jeigu tu automatiškai rinktis alternatyvą, tai jeigu aš ir taip esu pozicijoje, kurioje, jeigu dar, sakykime, savininkas, ne, kurioje negaliu turėti jokio pranašumo ir naudos iš pričiupimo, tai tada vienintelis būdas, kaip aš galėčiau būti visiškai nesužlugdyta šitoje situacijoje, tai kad meluoju aš. Simona? Oi, tie politikai. Aš irgi meluočiau, gal. Tu meluotum? Aš nemeluočiau, geriau tegul man pameluoja, net jeigu jis yra įmonės savininkas ir aš jo vietos neužimsiu, bet kažkaip man bus ramiau ant širdies. Labai panaši situacija, žiūrėkit, vėl pasirinkimas. Atvarot į turgų. Ir yra dvi galimas pabaigos. Pirmoji pabaiga yra tokia, kad iš jūsų pavagia jūsų piniginę, su visais pinigais, dokumentais, kortelėm, kontaktais, kas ten bebūtų, šeimos nuotraukom ar ne. Antras variantas. Iš jūsų piniginės nepavagia, bet prie jūsų prieina policininkas, paprašo parodyti rankinę ir ten randa kažkieno kito piniginę. Ne, aš aišku pamečiau piniginę, aš pratęs. Aš kiekvieną kartą, kai turiu fizinę kortelę, turiu ją savaitę ir pametu. Šiaip neturiu nei piniginės, nei fizinių kortelių šiuo metu. Tai aš tikrai nepamečiau. Tu nepametit, iš tavęs pavagia. O tai koks skirtumas, tai užblokuoja ir viskas. Gal ir pasinaudoja. Tai gali pasinaudoti, už didelę sumą nepasinaudos. Okay. Simona? Tokia, aš abi situacijas labai prisijaukinu, bet... Čia prarandi kažką. Bet tos kitos neįsivaizduoja, kad policininkas mane pagautų ir rastų. Jis nepagauna, jis tiesiog prieina labai gražiai. Sakau, sveiki jūs, Simona, taip? Gal galit parodyti rankinuką? Laisvai. Ir tu laisvai. Tai bet tu vagiai tą piniginę? Ne, tu nevagiai. Ten įmesta piniginė ir tada tu turi vartytis. O, tada būtų žiauriai smagu. Ir rašo. Panevėžio turguje sulaikyta Simona Krupeckaitė su svetima piniginė. 15 min. Antraštė. Įrodytum tiem policininkam kažkaip kameras atsisuktum, ten dar bairis koks gautųsi pakeliui. Jo. Taip, jo. Nežinau, Ar prarandi savo piniginę? Ta tavo pabaiga buvo labai žiauri. Tai gal prarasčiau savo piniginę, nes irgi aš ten tokio labai vertingo daug nieko neturiu. Pinigai tai pinigai, kortelės. Dokumentus gali pasigaminti, kortelės užsiblokuoti, bet kad būtų toksai prigautas ir tas jausmas, kai tave prigauna, kad ir nors netu kaltas, tai ne, gal pirmas. O vadovas vertas, kad tu jam meluotum? Nebegrįžtam. Geras ar blogas žmogus? Žygiai. Aš nemėgstu prarasti daiktų, nors piniginiai pas mane dažnai ten nieko nėra, bet aš kažkaip visada raktai, piniginė, telefonas, visi tokie kažkaip, jeigu kažko trūksta, man kažko trūksta. Raktų nepasiėmė ar kažką. Tai aš geriau pasiparinčiau ir pasiaiškinčiau, kaip atsirado ta piniginė pas mane. Vagystė, taip? Kaip apkaltintas? Viešai gal net? Viešai net ir nuplaktas turgaus aikštėje. Toj turgos aikštėje ant gėdos stulpo. Gerai, aš renkuosi taip. Aš kaip ir Simona, man labai nepatiktų, jeigu ten mane kažkas apkaltintų vagystę, aš nenoriu to. Tai jeigu tai tik vieną kartą gyvenime, tai renkuosi, kai iš manęs pavagia, bet jeigu kiekvieną mėnesį, gerai, Hibritė, tada... Aš kiekvieną mėnesį irgi ant gėdos stulpo nenorėčiau turguje. Aš tai žinau, galiu į darbą į turgų.
Ne, nu, ta prasme, nes visą laiką pametu, nu, tai tiesiog, žinok, pripratimo toksai momentas. Nu, matai, tu teisų neturi, nes nesilaikėjai. Taip. Kortelę gali užblokuoti. Taip. Žinai, kaip skubiai išblokuoti ir skubiai atblokuoti, ne, jeigu paskui atsiranda. Ne, aš dabar iš vis nebeimu kortelės jokios, viskas yra telefone. Tai piniginė. O kaip telefoną Ką tu piniginė nešiojasi? Ne, aš neturiu piniginės, aš to kaip telefoną neturiu nepameti? 5 metus. O jeigu pavogti Pameti telefoną, tai tada ieškai artimiausio kompo, prisijungi prie to savo Apple Bet ID. telefoną pameti? Būna? Yra buvę, jo. Tada pasižiūri, kur telefonas yra, neieškot. Nelabai kam reikalingas. O jeigu palieki telefoną lėktuve, kuris išskrido atgal į Hongkongą. Esu kortelę palikęs su dokumentu kažkokiu, man atrodo, taip lėktuve, jo. Esu palikęs. Aš 2 kartus esu palikus. Buenos Airėse, jaunimo olimpinėse žaidynėse, palikau telefą autobuse. Ir žinau, kad jis važiavo aplink tą senamiestį, kur ten vyko, ar ne? Ir aš bėgau. Ir aš jį pasivijau. Į kitą pusę bėga ir į tą pačią. Ne, jis varė taip aplinkui, o aš iš kitos. Šortkutą dariau, žinai, ir aš radau. Gerai, telefonas šiaip labai nesmagu būtų. Dar porą pasirinkimų. Ką renkatės būti išmestiems arba išmestam? Būti ar nebūti? Iš naktinio klubo ar įkliūti viešajame transporte be bilieto važiuojant zuikio? Nei vienas nesukeltų jokių problemų. Yra buvę? Ne, nu tai aš... Ne, nu ką reiškia? Ne, nu aš jau kai tada einu ieškoti savo piniginės. Po visą klubą. Naktinį klubą. Ja. Ir tada važiuoju tada be bilieto. Be bilieto tai aš tik tai per užmaršumą esu važiavęs kažkada. Tai tokiu atveju ten užtinsa, kad užtrunka, bet aš nesijaučiu ten labai... Yra baudė? Jo, yra baudė. Žinok, aš visą laiką pamirždavau, ta prasme, tos pasibėgti. Čia lygiai taip pat kaip tos daiktus, aš galiu atsinešti tik save į kokią nors lokaciją. Ten bilietai, kortelės, ten dar kažkas. Tai studijų laikais yra buvę, bet visą laiką tik dėl užmaršumo, niekada tikrai nesu piktybiškai elgęsis. Tikrai, tik dėl užmaršumo. Tikrai, nu nes ten, negaila, ten 5 centų, nu šiaip iš principo. Dar gyvendavau ten taip, kad visur paeit, kaip ir visai patogu. Tai kokius keletą kartų dėl užmaršumo ir užknisa labai pati procedūra, kad tu negali, pavyzdžiui, galėčiau iš karto sumokėti dvigubai tada. Arba, nesvarbu, kad ir ten bauda, ne kažkokia, bet kad tik tai greitai atsiknystų, kad galėtum tiesiog toliau tęsti savo kelionę per gyvenimą. O ten užtrunka 20 kokių minučių lauki, visur jau vėluoji, kol ten surašys tą. Tai šitas labai užknisa. O išmestam, aš nežinau, nelabai taip jau išmestam gal teko, bet tai nebent draugai išsiveda, žinai. Išsimeta patys, žinai, išsineša savo šiukšlės. Tai ką, žinai, dažniausiai būna... Ramu. Įneši ir tas lieka tuščias, o čia atvirkščiai įneši draugą ir jis tampa pilnas, tai tada turiu išsinešti. Nu tai čia kaip namie su šiukšlių konteineriu. Daiktus su savim pasimti. Simona? Zuikis ar išmesta iš klubo? Sunku labai pasakyti, nes nesu turėjęs nei tos situacijos, o už ką iš klubo turėtų išmesti. Nu gal nešokoji, jis labai šokai, pavyzdžiui, negražiai ir sklaidais. Bet išmeta be administracinių nuobaudų. Be nuobaudų, ne tiesiog. Niekas nežino. Gal iš klubo, kad išmesta. Nes tada dar pasišokočiau, kodėl mane išmetė. Iš drūliko irgi gali. Tada reštinė, nuotykiai, viską, naujos pažintys, draugai. O taip gali? Nu taip, žiūrint, kiek šakosis. Žiūrint, kaip šakosis. Tarsi negalėjau parodyti savo teisių prieš tos apsauginius. Nežinau, aš jau seniai į klubus nevaikštau ir nevažinėjau viešoju, bet... Žiūrint, ar fiziškai norisi parodyti pranašumą, ar dvasinį pranašumą įrodyti. Gal iš klubo nenoriu dar, nes jeigu klube, tai reiškia linksma, jeigu linksma, tai dar nenoriu išeiti. Per daug linksma? Taip, su viešuoju tada. Man nežinau, nuo paauglystės tokie įsimetę kompleksai kažkokie, kad man atrodė, kad būti pagautam važiuojančių zuikių yra didžiausia gėda. Taip, aš kiek istorijų atsimenu, dar mano brolis, tie talonėliai, tie komposteriai. Tu Vilnietis gali čia važinėdavot zuikiais, žinai, iš rajono į rajoną, aš kad važiavęs iš kitur į Vilnių, man atrodo, čia kažkaip, tikrai nelygis. Tai, blemba, iš klubo išmestam, bet aš gal tada renkuosi išmestam būti iš klubo, nesvarbu, kominis. Iš futbolo ar ką čia klubo? Bet paskui išmeta, tu įputi, kad neblaivus viešoje vietoje, ne?
Nu tai policijos nekviečia ir kviečia. Nekviečia gal. Priklausomai nuo situacijos. Priklausomai tai. Ne, nu šiaip aišku, kad dažniausiai nekviečia. Ten. Jeigu nieko nesužaloja, net jeigu ir pusė, nu ir kas. Pasiskėšioja, parveža namo. Administracinę nuobaudą gauni. Aš esu vieną kartą važiavus be bilieto kažkur, bet irgi dėl to, kad tiesiog neturėjau pinigų ir čia buvo ne Lietuvoje, neatsimenu kur, ir tas jausmas toksai, kada sėdi ir lauki. Ateis ar neteis, ir kur čia man slėptis, ir tą visą kelionę daugiau. Bet ten kažkur reikėjo pavažiuoti, bet grinai dėl to, kad tiesiog ar neturėjau pinigų, ar nežinau, kaip nusipirkti bilietą, kažkur užsienį. Tai žiauriai nefainas jausmas. Ir paskutinis, pats sunkiausias pasirinkimas. Įkvėpkit, įsikipkit. Andrius Tapinas ar Edmundas Jakilaitis? Ką su jais daryti? Kuris labiau patinka? Nu tai ką daryti reikės? Arba. Kuris yra jums didesnė žvaigždė, didesnis kumyras? Nežinau, jokio skirtumo. Matau gal daugiau Tapiną, kad... Kuris jums įdomesnis, kuris jums didesnį įtaką daro, kurio labiau tikit? Kuris gražesnis galų gale? Nu gerai. Nu tai už ką? Nežinau, aš pasimetęs visai šito klausimo, nežinau, kažkaip, sakau, matau daugiau Tapiną, Edmundo gal Jakilaičio iš vis nematau, tik tai per didelės tas akcijas. Tai gal taip ir rinkuoti. Kodėl jie dar ne kažkur matytose geriai? Beje. Gal surūdyje riešai, neįsivaizduoju, reiks įsiaiškinti. Net Andrius tai tenisą žaidžia. Edmundas irgi, man atrodo, bet... Gal todėl jie ir ne kažkur matytose. Gal. Mums reikia ir kitų nes sportų šiais klubų laikais įsisteigti. taip krepšinį žaisti nebėra lygis. Tenisas, padelis, golfas ir gal tik tada krepšinis. Dar autosportas koks nors, žinai. Dar dviračių sportas. Plaukimas. Tai dar Simona nepasirinko? Simona? Aš tai, kadangi televizorius mažai žiūriu, bet Tapiną žinau, kad knygą parašė, nes jinai ir aš ją turiu. Tai aš už jį. Vien dėl knygos. Jo, aš dar mėgstu paspėlioti, beje, priminė Simona auksinį protą. Pažiūrėti. Buvo anšlagas jo ten knygų mūgiai, vos riešas nenukrito. Ir paskui dar važiavo į tiesioginį radarometrį pravesti po knygų mūgės. Čia apie Tapiną kalbant laidos. Tai, bet jeigu reiktų pasirinkti, nu tai su vienu iš jų aš esu dirbęs, su kitu ne. Tūsinės gal. Nesu tūsinės su Jakilaičiu. Su Tapinu esu buvęs bare. Nieko kontroversiško nevyko. Nei zuikių važiavom, nei ką nors iš klubo. Nebuvote išmesti? Taip. Ką žinau, abudu man visai patinka, čia aš dabar skaičiu apie save komentarą po laida, kuri buvo vedama Laisvės TV, tai yra pas Tapiną, kad nu, šito balsas ir jo tembras vis panašėja į Jakilaičio. Tai nelabai įsivaizduoju, kaip taip gali būti, bet aš visą laiką gaunu kažkaip šitą dėl tembro pastabą. Nu, garsiai gal būtų šnekam, gal šitas yra. Šiaip Tapiną pasirinkčiau, nes su juo tiesiog geriau pažįstu, tekę dirbti bendrauti neformalioje aplinkoje, tai dėl to. Iš esmės tai abu yra savo srities galiūnai ir tos pačios realiai srities galiūnai Lietuvoje ir ne. Tai kažkaip, įrašo net nebijau, kad abu ir daug padarė yra ir dar padarys ir dėl Lietuvos ir ne tik dėl Lietuvos. Man Andriaus Tapinas kartais yra per drąsų savo Facebook'e, kas nepatinka. Nu, prašau, atstatydino ministrą ką tik, Edmundas. Aš nesakau, kad visada, kartais. Tai gal tik dėl to už Edmundą, bet tu, Andriau Tapinai, nenustok purtyti visų, nes kas kitas, jeigu ne tu. Viskas, baigiam, ačiū, buvo ilgas pokalbis. Gerai, pavarėm. Ačiū visiems žiūrėjusiems laidą Šoki Profo Kedus. Jeigu patiko, laukit kitos. Jeigu labai patiko, peržiūrėkit Anas 24. Šiandien prie stalo buvo Žygimantas Takėnas, Simona Krupeckaitė, Ignas Grinevičius ir Ignai Gedas Saračka. Ačiū, iki.